Žinot, po to, kai teko atiminėti kojas iš gigantiškų kirminų, nusprendėm, kad jau tikrai nusipelnėm poilsio. Tai va, plaukiam sau ramiai barža, kuri beje ironiškai pavadinta geležinis irklas, saulytė šildo, paukščiokai gėda, visiška idilė. O su mūsų komanda idilė, kaip žinia, trunka maždaug, 5 minutės. Jaučiat, kaip ore tvyro artėjanti katastrofa? Mes irgi jautėm. Štai jums trumpas planas, kaip paversti atpalaiduojančią kelionę upe į visišką chaosą. Laikykitės, nes kuo toliau, tuo bus tik keisčiau. Įsivaizduokit vaizdelį. Rami upe, faina barža ir mūsų spalvinga kompanija. Po visų tų kovų su kirminais ir suvenyrinės kojos konfiskavimo nusprendėm, kad mums priklauso pertrauka. Taigi mes čia mėgaujamės ramybę, toli nuo bet kokių problemų. Na, bent jau taip galvojom porą minučių. Čia, man atrodo, tobulai parodyta, kuo skiriasi normalūs nuotykiai ir mūsiški. Kol tikri herojai ten gelbesti karalystės, mes rengiame strateginius pasitarimus, kaip čia efektyviau įbauginti perukų pardavėją. Prioritetai, žinot? Ir tada, aišku, pasirodo jis. Mūsų bendrakeleivis elfas, vardu Stefanas Dabola. Perukų prekeivis, kuris, prisiekiu, tiesiog spinduliuoja nerimą. Žmogus prakaituoja, atrodo mirtinai išsigandęs ir yra apsirengęs prabangiais drabužiais, kurie jam akivaizdžiai spaudžia. Nu ir ką darytumėt tokioj situacijoje? Normalus žmogus turbūt tiesiog nueitų į šoną, duotų jam ramybę, gal arbatos pasiūlytų. Bet mes pamatėm ne žmogų, mes pamatėm vaikščiojančią myslę su dėžute. O myslės juk reikia spręsti. Pageidautinas su kūjo subtilumu. Aišku, buvo galima palikti jį ramybei, bet kur tada visas smagumas? Na ir prasidėjo mūsų genialių idėjų lietus. Užuot nuraminti vargšą elfą, mes netyčia pradėjom, tai, kas labai priminė reketą. Žinot, tas klasikinis priėjimas. Labai jau graži dėžutė, ponia. Būtų labai gaila, jei kas nors nutiktų. Ir vargšas Stefanas dar bando aiškinti, aš paprastas pirklys, kuo mažiau nuotykių, tuo geriau. Mums tai nuskambėjo kaip iššūkis. Mažiau nuotykių? Palaikyk manualu. Gerai, kol mes čia užsiiminėjom smulkių reketų, mūsų kerėtoja cilindra nusprendė turingingai praleisti laiką su gera knyga. Aišku, jos gera knyga tai kruvinas tomas atimtas iš nekromanto. Kasgi gali būti geriau už lengvą skaitinį apie mirtį ir prikėlimą prieš miegą, tiesa? Tikėjomės, kad ten bus klasikiniai zombių receptai. Bet ne. Pasirodo, knyga skirta ne mirusiems, o gyviams. Tiksliau tam, kaip juos patobulinti badant adatomis. Ne, tai tikrai ne akupunktūra, tai kažkas daug įdomiau. Taip, knyga tiesioginė to žodžio prasme yra instrukcija, kaip atlikti savo smegenų operaciją, kad pagerintum telepatijos signalą, instrukcija, kaip pasidaryk pats žurnalo. Buvom pasibaisėję, bet aišku ir liguistai smalsus. Norinčių išbandyti, žinoma, kažkodėl neatsirado. Bent jau kol kas. Tuo tarpu, kol vieni skaitinėjo apie savadarbes smegenų operacijas, kiti ieškojo dvasinio nušvitimo. Mūsų karė Drėka nusprendė turėti metinį veiklos vertinimo pokalbį su savo, dieviškuoju viršininku. Pokalbis, švelniai tariant, nebuvo labai sėkmingas. Ir pokalbis prasidėjo labai jau pozityvus. Pirmas sakinys iš boso: aš neturiu tau aiškintis. Tiesiog puikiai pradžia. Tada be jokio konteksto jis tiesiog numetė: Parno nebėra. Kas tas Parno? Kodėl jo nebėra? Nulis paaiškinimų. Tiesiog. Faktas. Tada sekė labai konstruktyvus pasiūlymas tobulėjimui – nužudyti raganą vardu Renatą, kad atgautum save. Žinot, toks subtilus patarimas, kaip spręsti savo problemas. Na ir viską vainikavo ši įkvėpianti motyvacinė kalba. Tu esi aš. Tiesiog daryk. Rezultatas – Drėka gavo tik galvos skausmą ir išsiekimo tašką. Geriausias vadovas pasaulyje. Žodžio, po to, kai mums nepavyko nei sėkmingai reketuoti, nei su dievais normaliai pasikalbėti, nusprendėm imtis to, ką mokam geriausiai – šnipinėjimo. Nusekėm Stefaną į smuklę miestelėje vardu Andrasis Karavanas. Mūsų bardas Veluvis, aišku, iškart įsijautė į vaidmenį. Sukūrė epinę poemą apie tai, kokie mes didvyriai. Ir uždirbo net 7 auksinius. Visą turtą. Mūsų operacija buvo pilnai finansuota. Ir ką mes darom su tais pinigais? Žinoma, investuojam. Investuojam į alų Stefanui. Misija paprasta – nugirdyti vargšą elfą ir pagaliau išsiaiškinti, kasgi toje prakeiktoje dėžutėje. Ir žinot ką? Planas suveikė. Alkoholis ir vėliavo apsimestinis draugiškumas padarė savo. Stefanas atsipalaidavo, pasijuto saugiai ir pagaliau buvo pasiruošęs atverti savo paslaptį.
Mes aišku sulaikę kvapą laukiam. Kas ten? Senovinis artefaktas, drakono kiaušinis, o gal to pernola galva, apie kurį girdėjom. Įtampa buvo tiesiog neįtikėtina. Atsakymas? Nieko. Tiesiog. Tuščia. Viduje buvo oras. Oras mediniai dėžutėj. Ta akimirką, man atrodo, mes visi pasijautom kaip didžiausi idiotai visam pasaulyje. Pasirodo, visa jo didžioji tamsioji paslaptis buvo, kad jis bijo, jog žmonai nepatiks dovana. Taip, jis jaudinosi dėl tuščios dovanų dėžutės. Žmogus jaudinasi dėl dovanos, o mes jį 2 dienas terrorizuojam. Taip. Tai kokia viso šito reikalo išvada? Manau, mes išmokom labai svarbią pamoką. Kad kartais reikia tiesiog pasikalbėti su žmonėmis. Ir galbūt ne visada daryti prielaidą, kad visi nešiojasi pasaulį greunančius artefaktus. Pamoka, kurią, aišku, pamiršom per artimiausias 5 minutės. Bet žinot, lieka vienas klausimas. Jei dėžutė tikrai buvo tuščia, tai kodėl jis taip paniškai mūsų bijojo? Ką jis pamatė mumyse, kas jį taip išgąsdino? Gal mes tiesiog atrodome kaip žmonės, kurie reketuotų dėl tuščios dėžutės? Arba gal ji visai nebuvo tuščia?